O. Čia kareivių vaikščita buvo. Kur raktai? Tau nedavau raktų? Naup. Arba neinsdėjau raktą, arba pamečiau kažkur eidamas sniegant. Ok, žinau, kaime vienas draugas turi metalo detektorių. Pabandysim nuvažiuoti pasim detektorių ir paieškosim šitą taką sniegę. Žinau, ieškot kaip adatos šieno kupetoj, greičiausiai neįsidėjau raktą ir filmavimas bus baigtas. Tai, bet nepabandęs nesužinosi. Važiuojam, žodžiu. Davai! Давай, давай! Štai mūsų metalo detektorius, eisim ieškoti lobio. Jungiam ir einam taką, kur čia vaikščiau. Gal rasim kokį lobį, nes čia pasakojo močiutė čianais. Seniau karas, kai vyko, tai čia kareivių vaikščita buvo. Esam radę kelis šalmus ir ginklus, bet nerodysiu, nes dar supakuos po to. Opa. 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 Yra, raktelis yra. Detektorius geras. Jei kam reikia, rašykit asmenį žinutės, pasakysiu, kur pirkti. O ką čia parodė? Zink reiškia iš cinko padarytas raktelis. Ok. Veiksmas tęsias, dabar einam gryčian, pasimsime puodų. Čia bratukas ir dabar virsim aliuką. Tai ką, atvažiavom į kaimuką, einam į gryčią, ten pasimsim puodų, kurių mums reiks virimui. Gryčia, čia bratukas gyveno, čia vaikystės visas praleidau. Myliu, karočią. Taip. Puodai. Bratuką puodai. Alui virti šitas bus. Ir šitas. Taip, reikės vieną didesnę puodą, kitą mažesnę. Reiks 2 puodų. Nusivešim puodus ir tada važiuosim malkų pasikraut. Nes kursim kaip seniau. Ant ugnies, natūraliai, ne ant dukovkės. Kursim laužą, vešimės malkų ir kursim veiksmą. Būsim pasikūrę, žodžiu. Važiuojam! Opelį, tai čia žinai. Savartinas. Visi lekiam į pirtį. Atsirakinsim pirtį, išsinešim darbastalį. Į balą tiesiai. Visi einam pasiruošim darbo vietą. Visas veiksmas vyks čia. Pasistatysim stalą. Kursim ant šitos šašlykinės. Opa. Tai va, čia bus mūsų pečiokas. Pasikursim pečioką. Ten išsinešim stalą, susidėsim visus reikalingus reikmenis. Ir parodysim, kaip pasidaryti naminę aliuką naminiam sąlygom. Visą instrukciją nuo A iki Z. Dabar reikia išsinešti šitą stalą. Tai operatorius man padės, tai šiek tiek padės, nešiknondėsis. Tai šiek tiek išjungiam veiksmą. Operatorius atsisakė padėti. Reikia pačiam išsiraganėti stalas. Tai ką, stalas yra. Šalta. Stalas yra, dabar atsinešam rinkinį alaus ir važiuosim malkų pasikrauti. Rankam šalta. Gerai, kad statybose dirbi, tai visą laiką rasi pirštinių. Opa. Šitas šiltas geras. Taip. Opa. Štai čia bus mūsų alaus rinkinukas, kur yra viskas komplekte. Visi reikalingi gadžetai. Rinkinukas pirktas iš flera.lt. Jei kas norit, galit užeit, pasižiūrėti, užsisakysit.
Ir bandysim virt aliuką. Aliukas bus vyšninis elis. Nežinau, pirmą kartą darysiu, tai tikiuosi bus skanu. Pirmą kartą darysiu vyšninį, nes alų jau esam vyrę. Vieną kartą bandėm, bet dar neragavom. Gal bus visai giminiai tryda per kalėdas. Ok, tai dabar važiuojam, pasimsim malkų, užsikursim pečiokų ir pradėsim veiksmą. Tai einam į malkinę. Kaip žinia, alus yra, kiek domėjaus, tai vienas seniausių alkoholinių gėrimų, kuriais metais atsirado, nėra labai aišku, bet visi mokslininkai sutarė, kad alus atsirado Mezopotamijoje. Bet metais, kuriais neaišku. Tai alų jau gerdavo labai seniai. Kaip sakė Liobovskis, alų gerti sveika, todėl pakelkim bokalus už taiką. Ok, einam malkų. Štai turim keletą rastelių. Operatorius gal nuneš. Tai štai va mūsų malkos. Bandysim kurinti šitų rastų. Operatorius imk už galą. Ir nešam prie pritelas. Kelkis yra, kruopų mažai valgiai. Ne, gerai, operatorius nepagalė čia rankas, nesutraiškiau. Eina malkinę. Traukiam pirmą džipas. Tačka uždėtas afraudinės padangas, kad žiemą gerai redėtų. Dabar einam pasirinkti malkiočių. Taip, malkas sunumeruotas. 23 metų, 24. Tai 24 da man bus šlapės. Tai pasirinksim 23 metų. Nežinau, kurios čia geriau dega. Beržiokas, alksniokas. Svarbu, kad sausas būtų. Dega visas, nes turiu degaus skyščią. Biškį šliukštelsim, biškį malkų, biškį gerklytę, kad šalta nebūtų. Reikia smulkesnių, nes nenoriu skaldyti. Ruda sausuolė. Čia gal smalėkas bus šitas. Ne, gal šitaip supūvus. O, kurva. Gerai, pradžiai užteks. Po to atvažiuosim. Da. Čia va turiu įrenginį. Patranką. Čia Vilniaus savivaldybė sakė, kad suras kažkokį priešnadį balionam šitiem pašaut. Tai sumokės milijonų. Tai aš pradėjau konstruoti patrankų čia. Taikiklis, nustaikai, šauni. Dar nei kart nešoviau. Gal pabandys man iššaut šiandien. Parakuda smirda. Gerai, važiuoju. Sportas, sveikata. Pavargau. Atsdūst biškį. Pavargau. Popieriaus gal reikės kokią, ne? Malka pati neužsidegs. Reikia kokį senų projektų sukuriant. Va, turim namo projektą. Jau pastatytas, nebereikės. Reiks ir žiebtuvėlę ieškot su detektorium. Taip. Dedam malkės. Ir skysčio dar reikia pasimti. Daug nepilsim. Šiek tiek va šliukštelnam. Nedega šitą žapžigalką. Triperis. Reikia gal pilą. Va, reikia popierius bandyti padengti. Kažkoks čia jau išgaliojimai šiais. Norfai pirkau, nieka keis. O, pagavo. O, pagavo. O, gerai šilta. O, reikia biškį ugnies, nes silpnokai dega. Davai! O! O, dega šašlykinė visa. O!
kaip per joninių laužą. Opa! Gerai, malkas dega. Neblogai dega. Galime eiti išpakuoti rinkinį, pažiūrėti, ko ten gero turim. Taip, žiūrim, ką turim. Opa, cukrus, siera kažkokia, apiniai, grūdai, apiniai, čerpečka, salyklas, butelis, šlangutės. Alaus fanatikų, jeigu labai mėgsti aliuką, tai va, yra visas agregatas lašalinį, gali alaus pasistatyti. Taip, tai turim salyklas, cukrus ten fermentacijai, laktozė, vyšnių tyrė, grūdai, dezinfekcinis, nes viską labai steriliai reikia daryti, čerpečka, tada 2 rūšių apiniai, aromatiniai, kartumui, termometras pridėtas, nes verdant alų labai svarbu išlaikyti temperatūras, kamštis, nu ir vienas svarbiausių dalykų, tai fermentacijos talpa. Štai fermentacijos talpa ir pompelė, su kuria reiks perpompuoti alų į buteliukus. Tai va, čia butelis, tai šitą galim dabar nuimti. O, sulaužiau. Kažkaip kitaip turėtų turėtų būti instrukcija, bet mes vyrai kaip Ikėjos baldus. Instrukciją pasiemam, kai lieka arba atliekamų dalių daug, arba materkų labai daug lieka. Tai tada dažniausiai ateina moterys ir pabaigia darbus. Nu, karočią, čia butelis stiklinis. Pirmas darbas, koks bus pirmas darbas? Tai pirmas darbas reikės užsivyrinti vandens ir reikės numirkyti grūdus. Tai dabar reikia pasimti puodas. Puodas ir vandenio. Balai vanduo užšalis, tai vandenio nusipirkam Norfai. Štai pirmas puodas. Bulvių krakmolas, šito nereikės. Praplausim, bet puodas švarus. Opa! Va, puodas švarus, tai pirmas etapas bus grūdų mirkymas. Reikės užsivyrinti 7 litras vandens. Iki kažkur 7-3 laipsnių temperatūros. Tada stabilizuosim, nukelsim puodą. Temperatūrą stabilizuoti reikės iki 7 laipsnių ir tada pamerksim grūdus, kad mirkytus. Tai ką, dedam puodą ant laužą. Oi, man suslydys pirštinės. Nu, atrodo saugiai. Tai va, uždėjom. Dabar reiks laukti, kol užvirs iki 70. Tada nukelsim puodą ir pamerksim grūdus. Ir prieisim tada prie antro etapo. Kol verda puodas, galim patikrinti, ar ledas užšalęs. Mažiau galima bus eit žvejot. Va, žiūrėkit, atlaiką. O, 9 kilų meitelį, jau ledas. O, laiko. Traška. O, žiūrėk, dusės išplaukė. Va. Matot, kaip dusė plaukia? Matai, va. Va. Gerai, čia reikia padaryti skylių, kad žuvis kvėpuotų. Tai va, chebrytė, toks iššūkis. Jeigu šitas video surenka 10 000 laikų, tą patį momentą sėdu į Opelį, važiuoju į kaimą ir šitą balą perplaukiu nuo priekio iki pačio galo. Nesvarbu, koks bus oras, pūga, ledas užšalę, prasikirsim ledus ir plauksim. Tai viskas priklauso nuo jūsų. Visi, kas žiūri,
Laikinam šitą video, 10 000 laikų, filmuojam video, bratukas plaukia per balą. Pasistenkit. Tai va, atėjom garažiokan, nusprendėm išsitraukti minskelį, nes labai daug reikia malkų, peškom vaikščioti jau ne mūsų metos, tai su operatorium pasitarėm ir nusprendėm, kad važinėsim su minskele malkų. Tai traukia Minską. Čia va mano minskiukas. Ne kartu su šituo prisplojus esu. Va. Šedevras. 125 kubatūra. Benzinas. Ant spidometrą 140. Gulda visą spidometrą. Be problemų. Yra tik problema, biški sunkiai kūręs. Tai dabar, karočią, nusiridenam prie pirties. Ten biški pakrapštysim motorą ir bandysim kurt. Greičiausiai lypsim tenais ant kalną, kur yra prie pirties ir stumsim na kalnioką. Geri prisiminimai su šituo minskeliu. Man vienu kartą yra mašiną nutrenkus. A mašinų vairavimą sesė. Man buvo 18 metų, atsimenu, per kaimų lakiu, spidometrų guldau ir sesė iš kiemo išvažinėjo saudinį. Buch, kaktomušą kaip davėm. Ot gimtadienis geras buvo. Dabar einam patikrint temperatūrą. Turim komplekte ir termometrą pridėtą. O pakyla iki -1 lauke. Jaučias minusiukas, nes šala rankos. Jo, viskas. O, karšta. Karšta. O, dabar reikia stabilizuoti iki 70 laipsnių. Tai šiek tiek, žodžiu, paliekam ir einam susidėsim grūdus į koinę. Čerpečka reikalinga ne bankam vokt. Šitoj čerpečko mirkysim grūdus. Tai va, turim grūdų mirkyti prieš virimą parašta. Va. Čia. Policija atvažiavo. Supilam į koinę. Galim pasėt biškį. Ateičiai. Biškį žuvimba. Paladu. Teo, valgykit. Supresuojam. Daug tai nepresuojam, bet tokį va padarom. Tai va, pasiekėm dabar reikiamą temperatūrą tarp 70-72 laipsnių. Ir dabar dedam grūdus mirkimui. Pamerkiam. Pamerkiam ir paliksim pusei valandos. Tada užsivyrinsim dar vieną partiją, 2 litras iki 78 laipsnių ir tuos grūdus numirkysim kitam puode. Kol grūdai mirkosi, nuėmam laiką ir galim bandyti kurt minskiukų. Da užsistūmėm ant kalną. Jėgų nebemarės dabar. Atsukam kranelį. Užpampuojam, kol benzinas pradės bėgti. O kvapas jau pareina, korbas dar veikia, neužšala. Užsipumpa, reikia tik neužsiurbti. Iš kajelės nebesikūrė, nes dantračiai nuėjai. Tai reikės ant buksyro. Įdomu, kur čia masė įjungta, dabar neatsimenu. Ar viršūna apačion. Pla engine stop. Tai turėtų būti apačion įjungta. Iš antrą bėgą bandysim kurt. Nu ką, operatorius, stūmam. Na ir bandam. Negyvos dvasios. Bet mes nepasiduosim. Jaučiu grįžtam atgalios. Ir bandam antrą kartą.
Antras bandymas. Bandysim 4 kartus. Jei iš 4 neužkursim, daugiau nebebandysim. Reikia bandyti vėžam tom pačiom stumt. Daugiau pagreičio įgausim. 1, 2, varam. Nesigūrė. Ait. Pabandom dar kartą į šitą pusę ir 4 pusę jau link namų stumsim, kad būtų namo tiesiai, jeigu neužsikurs. 3 dublis. Jei neužsikurs, bandysim kabinti prie Opelę. Važiuojam. Net neprasukė. Eik tu, nesuka. Pereinam prie alaus virimo. Prie Minsko dar grįšim. Taip, tai reikia antro puodo. Dabar užsivirinsim apie 2 litrų. Čia biški murzinas. Apie 2 litrus vandens. Taip, tai čia užvirinsim porą litrų. Ir tada tuos grūdus, kurie ten mirkosi, pamerksim čia ir numirkysim, kad pasisavintų dar daugiau cukrų ir reikalingų medžiagų iš grūdų. Ir tada tą masę supilsim į visą bendrą katilą. Taip, tai mažesnė talpa jau pasiekė reikiamą temperatūrą, 8 laipsniai. Ir dabar grūdus iš pagrindinio puodo numirkysim į mažesnį puodą. Tai ką padarom, tai paimam grūdus, pamerkiam į šitą vandenį. Praskalaujam, bet sunkt nieko nereikia. Tiesiog pateliuskuoji. Ir galim palikti, jeigu jisai biški nusilaša. O čia toks agregatas, kad tik nenukristų. Prisegam 2 segtukais, kad jau 100% laikytų. Ir va, turim kriaušę, dabar čia ištekės visos reikalingos medžiagos iš grūdų, pasisavins daugiau cukraus šitą mėsą ir bus skanesnis aliukas. Skanesnis, skaidresnis, sodresnis, matsnesnis, tikėkimės. Tai va, dabar paliekam, tegu jisai varvinas, o mes tuo metu eisim dezinfekuoti mūsų talpos, kur mūsų alus ir fermentuosis. Nes alų labai svarbu dezinfekuoti, kad nepakliūtų jokių mikrobų. Tai visą šitą stiklinę tarą reikės dezinfekuoti. Tai va, dabar tarą pradezinfekuosim, kad viskas ten būtų švaru. Yra pridėta ir dezinfekcinių miltelių. Gal šliukštel bišį. Bet visų nepilam, pasiliekam pusę, dar reiks, kai pilstysim į butelius, dezinfekuoti buteliukus. Viskas turi būti labai sterilu ir švaru. Va, butelis dezinfekuotas, o mes su operatoriumi eisim dezinfekuotis iš vidaus. Tai va, grįšim, kai dėsim jau mūsų salyklą ir apinius. Gerai, tai mūsų grūdai nusilašėjo. Dabar tą turinį supilsim į tą mėsą, kur gulėjo grūdai. Štai, supylėm. Ir dabar mums šiek tiek reikia vandens. Reiks atsišildyti salyklą, kad jis būtų toks skystesnis, kad lengvai subėgtų. Ir supilsim į tą puodą. Tai metam salyklą ir ant laužo. Šiek tiek pakaitinsim, o
Šito maišioko neišmeskit, kur buvo grūdai, nes čia dar reikės dėti apinius. Ir po to virsim apinius. Grūdus galim va žuvytėm pamaitint. Turės ko žiemai valgyt. Pavasarį va tokie va, lydečiokai bus. Ir čia žuvų daug prileista. Galėsim padaryti ir žvejybos video. Va, tai šitą dar reiks pasilikti. Iški praskalaunam. Tai pirmiai apiniai bus kartumui. Juos galim iškart pasiruošti, susidėti koinę. Reikia pavostyti. Žiūrėkit, kokie va, kaip žiurkių nuodai atrodo. Bet kvapas geras. Tai va, sudedam kartuminius apinius. Gerai šyla. Taip, dabar keli įdomus faktai apie alų. Alus pagal suvartojimą pasaulyje yra trečias produktas pagal suvartojimą iš skysčių. Pirmoje vietoje žinoma yra vanduo, o antroje vietoje yra arbata. Trečioje vietoje yra alus. O pagal faktą pirmosios alūdarės tai buvo ne vyrai, o moterys, nes jos, kaip yra rašoma, gana atsitiktinai sukūrė alų, nes kai buvo užpilti grūdai, kažkokiu būdu ten turbūt iš laukų, iš pievų kažkur į tą puodą papuolė mielių, moteris paragavo tos brogos ir truputį apsinešė. Jiem tas efektas patiko, ganėtinai aišku, nes visiems patinka, ir tai buvo pradėtas gaminti alus. Iš viso alaus rūšių yra apie 400 alaus stilių, o seniausia alaus darykla yra Vokietijoje, kuri dirba dar nuo 1000 kažkelintų metų. Taip, mūsų salyklas jau paruoštas. Taip. Dar vienas įdomus faktas apie alų. Mūsų alus greičiausia toks stiprus nesigaus, bet pats stipriausias alus pasaulyje yra pavadinimu Snake Venom. Ir jo stiprumas yra įspūdingas. Net 68 laipsnių stiprumo alus. Tai mano aliukas čia bus kažkur 5,3. O, štai mūsų mysa. Gražuolė. Tai ką dabar? Taip, tai mysą iš karto reikia pasiruošti šaukštą, maišyti, kad neprikeptų prie dugno. O, tai čia kaip medutis. Gal reikia ar daugiau pašildyti? Mūsų mysa. Sučka. Mūsų mysa keliauja į puodą, tai yra ne mysa, čia salyklas. Ir viską reikia iš karto labai maišyti, kad neprikeptų. Tai dabar salyklą supylėm, viską gerai maišom, kad jisai neprikeptų. Ir kai vanduo jau pradės burbuliuot, sudėsim mūsų apinius, paliksim virti 60 minučių. Ir jau į pabaigą, kai liks virimas tik 5 minutės, sudėsim kitus apinius skirtus aromatui. Na ir viskas, mūsų tada bus mysa baigta, reiks atšaldyti, supilti į stiklinę kolbą ir vešim fermentizacijai. Mūsų mysa jau užvirė, tai pradėjo kunkuliuoti. O, čia nata kunkuliuoja. Tai dabar dedam apinius ir paliksim virti 60 minučių. Dar vienas įdomus faktas apie alų. Žinote, kaip vadinasi mokslas apie alų. Mokslas tyrinėjantis alų. Tai yra zitologija. Gaila, kajelės nėra. Nu, blemba, reikia prie opelę bandyti. Apsukam opelį. Ką, bandysim kurt minskelę su Opel Vivaro. Prisikabinau kablį. Operatorius vairuos Opelį. Aš jau intempęs, tai pabiški varyk. Ir tada gali pasgazuot gal, jeigu neišsitaškysiu. Gazą!
O stvėrė. Tem, gazą! Gazą! Kabina, bet ne iki galo. O, užsikūrė. Gerai. Ne. Temp. O kurva. O. Nuimk šitą saulutę, prašusiu. Glušakas iššovė. Iššovė glušak, bet užsikūrė. Lemba kaip ilgai puksavo. Nušalau snukį į rankas. Ai, tiesiog aфиgenas aparatas. O, čirška čia kažkas. Netokį orų su Minskiuku lakstyt, bet pramoga gera. Taip, mūsų misa beveik užvirė, liko 5 minutės. Tai dabar ką reikia padaryti, tai sudėti
apinius skirtus aromatui į tą pačią šerpečką. Tai sudėjom aromatizuojančius apinius ir dabar supilsim laktozę. Dabar pramaišom ir dar paliksim 5 minutės ir tada reikės visą mūsų mėsą neštą atšaldyti ir tada supilsim į tarą. Ir mūsų mėsa bus paruošta. Viskas, dar 5 minutės ir bus baigta. Liko 1 minutė iki virimo pabaigos. Dabar pasiruošim ledo vonę. Ir nešam atšaldyti mūsų mėsą iki 23 laipsnių temperatūros. Opa! Šitą. Viskas. Opa! Pamerkiam. Apinius jau pašalinam, šito maišo nebereikės. Ir viskas, dabar atšaldysim iki 23 laipsnių ir supilsim į kolbą. Nepamirškit palaikinti video, jeigu norit, kad bratukas plauktų per šitą čedžiulką. Viskas jūsų rankose. Greičiausiai heiteriai labiausiai ir laikins. Taip, temperatūrą patikrinom, 23 laipsniai. Galime traukti savo mėsą iš ledo kameros. Opa! Opapa! Ir dabar supilsim į mūsų stiklinę talpą. Operatorius palaikys. Ir štai mūsų gargalis. Turėtų gautis apie 11 litrų gargalio. Jei nebus lygiai 11, tada pilsim šiek tiek vandens. Ir va matot, kaip pilu, jeigu eina putas, tai skaičiau, kad čia geras ženklas. Jeigu užputoja liukas, tai reiškia bus labai gardus. Taip, dabar kiek čia litrų? 11,5, tai dar trūksta. Tai tuo pačiu dapilinėsim vandenio ir supilsim pagrindinį dalyką, tai yra mielės, kas ir duos visą gazą. Ir dabar dapilam vandens. Kiek ten trūksta? Dar? Dezinfekuojam, kad viskas švaru būtų. Užkemšam kamštį ir įdėsim oro kamštį. Jį reikia pripildyti iki pusės vandens. Opa. Da gal suplakt pirmą reikėtų. Mielės. Taip, mielės suplakam. Nepersistengiam. Kad išsiplaktų. Ir įkišam oro kamštį. Viskas. Na, štai ir viskas. Tai ką, mėly žiūrovai, aliukas užrauktas, padarytas kaimiškom sąlygom, viskas atlikta labai steriliai, tvarkingai. Bus vyšnių elis, po 3 dienų supilsim vyšnių tyrę, po savaitės išpilstysim į buteliukus ir dar po 3 savaičių mėgausimės aliuku ir ragausim. Jeigu patiko šis video, nepamirškit pasubscribinti Bratuko kanalą ir paspausti laiką po šiuo video. O, papa. O, čia man. Au. Au. Ir aliukas keliauja su mumis į Vilnių. Jeigu būsit labai aktyvus, tai aliukų galėsiu pasidalinti su sekėjėliais. Opa. Viso gero. Su jumis buvo Bratukas. Nu štai, praėjo mėnesiukas, atsinešam savo aliuką. Tiksliau ne mėnesiukas, praėjo
3 dienos supylėm vyšnių sirupą ir po to palaikėm dar savaitę. Ir dabar atėjo metas, kai viską išpilstysim į butelaičius. Buteliukus reikia nudezinfekuoti prieš supilstant, kad ten nepasigautų jokios bacilos ir neišsproginėtų pas tėvą Rusy buteliokai. Nes tada tėvas mane iš namų išvaris. Buteliukus irgi pirkau ten pat, kur ir pirkau Fleros rinkinį. Taip, tai čia jau yra mano antras virtas aliukas. Čia bus vyšninis, pirmo varimo gargalis jau paragautas. Tai kas padegustavo, tai vieniem šiek tiek stiprumo pritrūko. Tai va, išsiplovėm visus buteliukus ir dabar prieisim prie išpilstymo. Išėmam oro kamštį. Štai ištraukiam kamštį. Geras kvapelis. Jaučias tikrai, kad naminis aliukas. Bandysim su šita pompa išsipumpuoti aliuką. Tai šitas butelis turi būti aukščiau, o alaus buteliukai bus čia ant žemės. Tai čia užpumpuosim. Tai va čia šitoj pompo yra mygtukas, jisai va taip įsispaudžia. Į buteliuką įsispaudžia ir tada pradeda bėgti vanduo. Nu, ne vanduo, bet aliukas. Ir tada, kai atleidžiam, nustoja bėgti. Ir tokiu principu prisipildysim visus buteliukus. Reikia kišti per giliai, nes ant pačio dugno yra nusėdusios nuosėdos. Tai jeigu pradėsi pumpuoti iš dugno, tai buteliuką privarysi nuosėdų ir gali būti netoks skanus aliukas. Tai čia reikia biškį dar pakilimo. Štai bandysim ant dėžės. Opa, dabar gerai. Tai dabar čia reiks užpumpuoti ir įspausiu ir turės bėgti aliukas. Dabar užpumpuojam pompelę. Na štai, čia įspaudžiam šlangutę ir kaip matome, aliukas sėkmingai bėga. Gražus, be drumzlių. Ir pripildom buteliuką nepilną, bet kažkur 90%, kad dar liktų šiek tiek jam vietos rūgimui, nes kitaip gali išpakšėti buteliukui pas tėvą. Tai štai, pripylėm pirmąjį buteliuką, dar laukia 23. Nu va, draugai, susipilstėm aliuką į buteliukus, nemeluosiu, man išpilstymas jaučiu pati neįdomiausia ir nemaloniausia alaus gaminimo procedūrų. O kas toliau? Kas toliau? Tai sudėksim cukraus gabaliukus. Cukraus gabaliukus į pusę litro eina vienas saldainiukas. Aš biški cukraus fanatikas, tai vienas sučiulpensiu, kad čia vyktų visos cheminės reakcijos, kurių reikia geram aliuko skoniui, kad būtų gardus ir matsnas, kaip sakant, kad stovėtų, kad galėtų, kad kelelis nedulkėtų. Pamiršau, į kuriuos mečiau. Nu, kas bus, tas bus. Tai viską uždarysim, supilstysim. Tai aliukas dar turės geras 3 savaitės pastovėti, pasibrandinti. Buktai šitam nėra. Nu, indėsiu 2, jeigu ką. Gal matsnesnis bus. Šitam yra. Ok, tu kurmi. Biški papylau. Ir ką? Jėzus Marija. Uždėsim ant visų korkeles ir uždarysim. Ir su štai tokiu aparatu užspausim visų galvas. Čikšt. Čia magnetinį principų, va, pritraukia korkelę, tada čia įsistato ant buteliaus ir užsispaudžia kantai. Up, ir štai turim uždarytą buteliuką. Na ir dabar pats svarbiausias momentas, tai pristatau jums naują bratuko aliuką, statybininko ašarą. Vyšninį aliuką, tai su vyšniniu fonu,
O kitas mano virtas aliukas yra apynių. Tai čia yra su apyniais. Užklijuojam pirmąjį buteliuką. Fanfaros, lemtingas momentas. Štai bratukas ir jo aliukas, statybininko ašara. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit palaikinti šio video, pasubscribinti Bratuko kanalą ir susitiksim jau kitam vidoske, greičiausia Bratuko sklype, kurio dar neturiu. Viso gero, draugai, gerų visiems ateinančių švenčių ir naujųjų metų. Tikiuosi, iki naujų metų surinksim 10 000 subscriberių YouTube'ai, tai nemegokit ir padarykit mane laimingu.